Šiandien psichologai jau kalba apie naują ligą – pirkimo maniją. Pagrindinis ligos požymis – nuolatinis prisipirkimas visiškai nereikalingų daiktų. Kada svarbiausia ne prekės, o pats pirkimo procesas. Nekontroliuojamas poreikis pirkti. Tai dar viena priklausomybių rūšis. Problema panaši į alkoholizmą ar narkomaniją. Krautuvinės neurozės aukoms įėjus į parduotuvę staiga padažnėja pulsas, išpila prakaitas, juos apima nervinis drebulys. Gali atsirasti net skrandžio spazmų. Kaip pavyzdį galime paminėti ir mūsų šeimoje. Nuvykus į prekybos centrą, žmona pamatė labai išvaizdų gamtos vaizdelio klijuojantį tapetą, kuris dengtų didžiulio kambario sieną. Nu ir ką, tas tapetas kainavo 100 litų. Pasigailėjom, nupirkom. Bet tas tapetas buvo po šiai dienai jau turbūt 2 metai užmestas palėpėje. Priešingai, negu paprastai manoma, dažniausiai pirkimo manija serga vyrai. Jie perka įvairius daiktus, norėdami sukurti savo ir savo šeimai įvaizdį. Brangus automobiliai, naujoviški elektros prietaisai, motorinės valtis, palydovinės antenos – visa tai, kad patenkintų vyro savimeilę. Dažniausiai tais daiktais net nesinaudojama. Moteris, sergančios pirkimo manija, dažniausiai apsiriboja drabužiais, avalynė, namų apyvokos daiktais, kosmetika ir gėlėmis. Besaikis pirkimas dažniausiai būna būdas pamiršti kitas problemas, kai būna padidėjęs nerimastingumas, nerimas, vieni puola prie šaldytuvo, kiti geria, dar kiti lekia į parduotuves. Tai būdas nukreipti dėmesį nuo kamuojamų problemų, o pardavėjai stengiasi tai išnaudoti. Tam idealiai tinka nuolaidos. Žmogus tada gali pateisinti, kodėl jis perka nelabai reikalingus daiktus. Svarbiausia parduotuvėje prisiminti seną lietuvių patarlę: kas per daug, tas nesveika.